Sveiki žiūrovai, ir vėl atlėkiau į turgų ankstų rytą. Nepagalvokit, čia ne koncertas, daug žmonių, švieselės mirksi, sielos šiandien negros, visi susirinkom ieškoti kažko pigaus, aišku, ir pardavėjai dedasi daiktus ant žemės, viską traukia iš mašinų. Reikia pirmam prieiti, pirmam patikrinti, ką žmonės pardavinėja, susirinkti geriausius daiktus ir grįžti namo pilna bagažinė. Dar bandysiu padaryti. Truputėlį apleidau YouTube'ą, nes porą savaitgalių dirbau. Dar vieną lijo lietus, tai niekur nekeliavau. Sėdėjau namuose, tvarkiau savo darbo kambarį, aišku, ir eBay'ų išsivaliau, nemažai daiktų išėmiau, kurių nieks nežiūri, niekam neįdomu, kur mažiausiai peržiūrų, tuos daiktus išėmiau, kad taupyti vietą. O šiandien tikiuosi rasti kažko vertingo, kad išeitų greit parduoti. Aišku, ne stalo žaidimo, kompaktai irgi lėtai man jau sekasi parduoti, esu kelius pardavęs, bet daug guli. Šitas pardavėjas dažnas, esu jau filmavęs jo stalą. Brangus čia žaidimai, aišku, pigiau negu eBay, bet po 4, po 10, PlayStation 1 žiūrėjau. Ieškojau kažko į kolekciją, bet po 10 svariukų su sulaužytais dangteliais nesinori pirkti tokių. Čianai stalas sublizgėjo laikrodukai, po 5, po 10, ne firminiai, bet matosi nauji. Reikia ieškoti, čia dar žmonių tik atvažiavo, kraunasi, dedasi, daug iš tikrųjų pirkėjų. Iš karto puola, žiūri, klausia. Čianais radau šildytuvą, naudojama palapinėse, arba užsikaitinti dar arbatinukui, aparatas toksai, 30 svariukų naujas. Keletą žaislų pamačiau retro, bet apdaužyti, aplaužytos mašinėlės, tai neverta. Čia pamačiau robotą, bet esu jau tokį čiupinėjęs, nėra jie brangus, apie 15 svariukų. Čia graži žaidimo aikštelė, bet labai jau daug vietos užima. Iš šito pardavėjo pirkau mašinėlę Playmobil. Čia Yamaha grotuvas, gana brangus. Dabar tik pamačiau, neklausiu iš tikrųjų, kiek jis kainuoja, kiek prašo. Čia dar pamačiau vinil grotuvą, bet gaila ne firminis, tad net ir neklausiau, kokią kainą. Šiaip visada perku firminius, stengiuosi daiktus, nes juos greičiau nuperka. Čia papuošti pjūklai, nudažyti, įdomus tokie. Čia keletą kaukių pamačiau įdomesnių. Halloweenas jau artėja. Iš karto matosi ir pardavėjai ruošiasi tam. Dar keletą dėžučių radau su knygomis. Apžiūrėjau.
pavarčiau. Vienas žiūrovas prašė, kad jeigu bus knygų, parodyt, ką čia pardavinėja. Bet nieko ypatingo. Po 3, po 4 svariukus. Čia stalas įdomesnis, kainos surašytos. Tiesiog nufilmavau, parodžiau, ką galima rasti Anglijos turguose. Senų ryčių, senų žaisliukų, arbatinukų, visokiausių statulėlių ir ženkliukų, taip pat peiliukų. Vienas iš įdomesnių kolekcionavimo dalykų, visokie peiliai, nemažai čia jų būna. Bet eBay'ui neišeina tokių parduoti, esu vieną nusipirkęs iš pat pradžių, tai neleido įkelt. Šiaip dabar eBay'is pasikeitė labai. Jeigu kažkokie brangus originalūs dalykai, tai reikia patvirtinimo, kad tikrai originalus. Batai virš 100 svarų jau reikia specialaus leidimo pardavinėti. Žodžiu, viskas keičiasi, viskas griežtėja, sunkėja. Ne tik Lietuvoje smulkų verslas spaudžia, bet ir Anglijai. Čia įdomus kostiumai, kažkokie paradiniai. Gražus drakonas, didelis. Faina tokį būtų namuose pasistatyti. Bet jau labai didelis. Ai, čia dar radau PlayStation 1 žaidimų. Aišku, kainos irgi kandžiojasi, bet porą nusipirkau. Parodysiu vėliau. Dar čia keletą apžiūrėjau, šitas įdomesnis, bet parašyta 30. Aišku, ten pardavėjas sakė, kad čia kainos eBay'aus buvo parašytos kaip kur jis ten iš akies, bet visokie tokie paprastesni liko. Matos, iš šitą radau, tai susidomėjau, patikrinau, pirkau į kolekciją, tokio neturėjau. Visas gražus, tvarkingas. Dar čia buvo ir daugiau, bet jau nebenorėjau laiko gaišti. Šiaip tų naujesnių nekolekcionuoju, neturiu nei konsolių, nei noro. Daug pultelių, daug Wii. Anksčiau pirkdavau dar Wii konsolės, bet nedaug užsidirbdavau, ten 10-20 tik svariukų. Šiaip jų irgi apmažėjo. Arba kiti gal greičiau nuperka. Čia dar PlayStation 4 pulteliai, bet padėvėti, aptrinti. Tai net neklausiu ir kainų. Ir kągi, baigėsi mano turgus, dar čia įdomesnę pušką pamačiau, greitai nufilmavau. Tokių retą egzempliorių turguje, tai pardavėjas nesupyko, nufilmavau dar čia jo stalą, ką jis čia turi. Taigi viskas jau sukrauta ant skrynios, tiek šį kartą pavyko rasti daiktų. Keletas žaidimų, čia būtų žaidimo filmai, traileriai, kažkokie failai,
Nesu matęs anksčiau tokių. 2010 metų. Keletas PlayStation žaidimų. Su riedlentėm. Galimybė žaisti dviese. Labai smagu. Taip pat Ninja. Namco. Šitas be knygutės gaila. Kompaktai gražus. Tai ir pasiėmiau. Čia dar vienas įdomesnis matosi. Mass Effect. Su abiem kompaktais. Tai smagu. Už visus šituos sumokėjau 5 svariukus. Toliau PlayStation 1. Taken. Kaip tik dabar žaidžiu su vaiku Taken 1. Tai kaip pamačiau, iš karto griebiau. Aišku, kompaktą patikrinau. Švarus, gražus. Gaila, dėžutė labai jau sudaužyta. Mokėjau 8. Ir Command Conquer. Už šitą mokėjau 5. Abudu kompaktai. Knygutė. Red Alertas. Populiarus žaidimas buvo. Toliau. Kraujo matuoklis. Kraujospūdžio matuoklis tiksliau. Mokėjau 8. Truputėlį nusiderėjau. Veikdrodėlis. Scottish whisky. Mokėjau 8. Ne, 7. Mokėjau 7. Stiklas priklijuotas, nelabai gerai, bet ką jau. Kiek esu turėjęs veikdrodėlių, visus pardaviau. Kažkas apie 25, 35. Porą dar blokelių pasiėmiau. 9 voltų. Ir čia 28 voltų. Toks įdomesnis. 28. Bandysiu parduoti. Toliau Xbox 360. Mokėjau 6 svarus už viską. Reiks tikrinti, žiūrėti. Viskas yra. Kontroleris pavargęs. Bet gal veiks. A raidė. A raidė sunkiai spaudžiasi. Pilna dulkių. Bet kaip už 6 svarus man tenka. Toliau kasečių grotuvas. Thorn. Nematyta firma, bet su pulteliu. Kodėlgi ne. 3 svariukai. Man kaina patinka. Toliau Humax. Šitas gaila be pultelio. Mokėjau 5. Kadangi žinau, esu pardavęs nemažai Humax. Jie brangoki, šiaip tvarkingas, neapdaužytas. Tai sutikau už 5. Čia dar Lego truputėlį, porą figūrėlių. Už svarą. Spidermanas. Striukytė. Adidas, moteriška. XL'as. 5 svarai. Ir šios dienos
Didžiausias pirkinys, kasiečių grotuvas, sakė veikia. Sakė turi video, kad veikia, viskas gerai. Prieš perkant dar pasižiūrėjau eBay. Šiaip kaina buvo 10 svarų. Pardavėjas už 8 sutiko. Šiaip jie apie 35 mačiau parduoti. Jau žiūrėjau, kad būtų parduoti, tai surizikavau. Dar greitai parodysiu, ką pavyko parduoti per paskutinę savaitę. Šį kartą nedaug, keletą stiprių pardavimų. Tai būtų Panasonic, kompaktų grotuvas, muzikinis centriukas su pulteliu. Parduotas už 36. Yamaha sinchronizatorius. Parduotas už 45. Toliau failo dėtuvė, laikiklė, be spinelės, 15 svarų. Toliau žaidimas, Guild Wars, parduotas už 9. Čianais parduota riedlentė. $20 svarų. Nešiojamas kompiuteris Dell Inspiron. Įsijungia, bet prašo pasvordą, slaptažodžio, tai toks ir parduotas. 22 svarai. Ir paskutinis Philips Blu-ray grotuvas, 25 svarai. Patikrintas, viskas veikia. Tokie pardavimai šią savaitę. Nedaug, bet brangesni. Ačiū, kad brangiai žiūrėjote ir susigirdėsime kitą savaitę.